Labas visiems, šiandien mes pamatysim, kaip nepraleisti ne vieno svarbaus pirkimo. Tai aš ieškosiu pagal raktažodį dabar ir yra kita video mūsų kanalai, kur jūs galit pamatyti, kaip tą daryti, bet aš čia ieškosiu, sakytum, Microsoft, nes man svarbu, kiek kada yra Microsoft cituota dokumentuose, aš noriu įjungti pranešimus. Ir ką sistema padarys, jisai ne tik tai skaitys pagal titrų arba pagal bevežio kodų, bet viduje, visuose dokumentuose ir man pasakys, kada yra cituota. Aš galiu su viena žodis arba daug žodžių, kaip Microsoft Office, pavyzdžiui. Gal aš tą paslaugos parduodu ir yra su Microsoft Office arba su kitokiu programėliu. Pavyzdžiui, Microsoft Office arba, sakysiu, DocLogix, pavyzdžiui. Ta pati metoda, kaip jūs matot. Va, yra cituota viduje. O dabar aš norėčiau visada pamatyti, kai DocLogix yra cituota, kad nepraleisiu ne vieno projekto. Tai galiu iš pirmo karto išsaugoti filtrą pagal mano platformą ir mano sąsają. Ir galiu spausti ant įjungti pranešimus. Nuo rytojus vieną kartą mes ryte tai darom. Ryte bus viena žinutės į mano pašto dėžutę su visos projektos, kad yra dabar sistemoj, Lietuvoj, ir kur perkančio organizacijos klausia apie DocLogix. Tai čia yra pavyzdys, jūs galit tą padaryti ir pamatyti jums pats. Man būtų įdomu sužinoti, kaip yra pas mus, jeigu yra naudinga, kaip patobulėti mūsų platformą, jūs galit mums pasirašyti, čia yra mano mailo adresas su mano vardu. Jeigu ką, mes galim pasikalbėti, pašnekėti, susitikti, daugiau pasidalinti. Labai ačiū visiems ir geros dienos.